Mano vardas Nojus, man 16 metų ir esu praktikantas Wixgrow programoje. Aš esu Audris Gurskis, backend software engineer, dirbu forumo komandoje, kuri vysto keletą produktų. Forumą, komentarus, reviewus. Interviu procesas buvo iš tikrųjų pakankamai paprastas, praktinė užduotis buvo įdomi. Nojus jauniausias praktikantas, kokie ne tik aš, bet tikriausiai ir Wixai turėjo. Techninė užduotis nebuvo sunki, jai skyriau apie 4 valandas. Na, aišku, dar truputėlį pagražinimo ir komentarų rašymo. Jei Nojus sako per 4 valandas, tai aš manyčiau čia prie greitesnių laikų tada. Susidomėjau programavimu tada, kai būdamas apie 9 metų su tėvo pagalba pasistačiau pirmą savo kompiuterį ir tada kilo mintis, jog būtų visai gerai žinoti ir mokėti, kaip jį programuoti. Programuoti mokiausi savarankiškai. Mokykloje esu sukūręs daug įvairių projektų, nuo raketos iki rakto dėžutės, identifikacijos sistemos ir taip toliau. Nojus labai anksti įsijungė į komandos darbą, jau po mėnesio onboardingo, jis jau deliverino kodą mums į produkciją. Šiuo metu su kitu praktikantu dirbu prie funkcionalumo, kuris leis naudotams įkelti daug reviewų vienu metu. Backendą pasirinkau tik dėl to, nes manau, jog frontendas yra labiau žmonėm, kurie yra prie meno, o aš esu toks labiau tikslesnis žmogus. Turint omeny, kurioje stadijoje gyvenimo yra Nojus, tai tikrai įspūdinga, kad per tokį trumpą laiką atėjęs jaunas žmogus gali ne tik pasisemti žinių, bet kažkiek prisidėti ir prie komandos. Man labiausiai Wixuose patiko bendruomenė, čia visi draugiški, padedantis, bendrauja, šiaip smagu. Gavęs pasiūlymą įsidarbinti Wixuose tikrai sutikčiau. Norintiems pakliūti į Wixgrow programą, pirmiausia, siūlyčiau ryžtis šitam iššūkiui. Ir besprendžiant tą iššūkį, jūs pasisemsite daug žinių, ją bedarant, net nesvarbu, koks bus rezultatas, jūs iš to išeisite. Vis tiek nugalėtojai išmokė kažką daugiau.